Daug ko gero išmoksta ir iš bičių. Tai bitės labai daug ko išmokina. Aš važiuojant sakiau, kada perskaitai, ten profesoriaus kokia tai parašyta, labai gerai, ten aprašyta, ten viskas yra ištyrinėta, viskas. Bet kartais perskaityti straipsnį, atsidarai avilį, dar reikia paskaityti ir ką bitės rašo. Jos užrašo, kas jom yra negerai, kada jom yra tvanku, kada jas erkės pjauna, kada jos nekokybišką maistą valgo, kada jom yra per karšta, kada jom yra per šalta avilį. Viskas yra. Ten bitės viską parašo. Tik skaityti reikia, mokėti tą raštą. O kokius jūs konkrečiai išmokė, kokių gyvenimiškų, žmogiškų dalykų bitės? Kai su jom susipažinot, kai pradėjot jas globoti, mylėti, ir savotiškai išnaudoti? Kaip pasakyti, svarbiausia išmokė darbštumą, punktualumą. Tai čia yra, prie bičių yra viskas punktualu. Viskas turi būti. Pavyzdžiui, jeigu šiandien reikia šitam avilį, ką tai padaryti. Ir šiandien nepadarei. Padarysi rytoj atsikėlis anksti. Bet jeigu tu iki pusryčių padarysi, jeigu tu pavalgiai pusryčius ir nuvėjai kažkur tai apie popietę ar per pietus padaryti, skaityk, tu tai pavėlavai, traukinys tai nelaukia, tavis jis važiuoja. Vieną kartą pavėlavai, antrą kartą pavėlavai, dar trečią kartą pavėlavai, atrodo menkniekis. Bet tu iš to avilį medaus nebevalgysi. Yra kartais kas. Dabar nėra kada, laika nėra, šienapjūtį, reikia šieną tvarkyti. Jis šieną susitvarkyti, tada eina prie bičių. Tai įsivaizduojat, ten nieko gero iš to aviliai nebus. Ten šeima yra susilpusi, nelaiko įdėti koriai, motinėlė neturėjo kur dėti, nepakankamai prisiaugina bičių. Ir viskas, tas kaupėsi ir galų gale rezultatas toks, kad Liepos pabaigoj šeima sustiprėja. Bet medunešiai tai jau baigti, jau reikia lizdus mažinti, reikia šeimą ruošti žiemai. Darbštumo, punktualumo. Taip. Švaros matyti. Švaros tai čia yra, bičių avilį, bičių produktai, pats avilys yra visur sterilu turi būti. Bitės tai ir daro, kad būtų sterilu. Pavyzdžiui, pikis. Piki, jeigu nebūtų, mes neapsigintumėm nuo bičių ligų. Pikis yra dezinfekuojanti medžiaga. Tai neatsitiktinai bitės ir neša iš medžių pikį. Tam, kad jos ginasi nuo ligų, jos dezinfekuoja patalpą savo. Jūs pažiūrėkit avilio dugną. Avilio dugną apsileidusiai kokiai nors šeimininkai būtų įdomu parodyti, kokias grindys turi būti. Įsivaizduojat, viskas išvalyta, iki dulkyts išnešta. Naują avilį, kada padarai, atrodo, sudėjai šeimą ir viskas, jos ten taip ir gyvena, nieko panašaus, jos pirmoje eilėje. Lakuoja viską, dengia pikiu. Bitės nuo seno lietuvių laikoma šventu. Ir ne tik lietuvių, daugelio pasaulio tautų ir kultūrų mituose bitė yra lyg ir Dievo pasiuntinys, lyg ir tarpininkas tarp mirusiųjų mūsų protėvių ir gyvųjų. Taigi šventas padaras. Kaip jūs jau ilgai labai bitininkaudamas pastebit bitės šventumą? Kuo jinai šventa? Kodėl jinai šventa? Kaip? Bitė žmogų gydo, bitė žmogų amžių ilgina, bitė žmogų ramina, bitė moka tvarkos, švaros, geraširdiškumą, dosnumą. Ar tai ne šventa? Šventa. Per tas bitės taip su žmogum suartėji, susibičiuliauji ir jis tampa lyg tai brolis. Artimesnis negu giminė, kaip sakydavo seniau kaime. Panašiau, jeigu būdavo spiečiuką, kam tai davė, padovanuoji, anksčiau neparduodavo, tik dovanodavo, tai jau jie tapdavo bičiuoliais. A bičiuolis apie bičiuolį, jis negali ne tik blogai kalbėti, pavyzdžiui, papletkauti, net ir pagalvoti nedrįsta. Kadangi čia yra šventa, čia jis jau skaita, kad jis yra artimesnis negu brolis.
Ir jie visą gyvenimą vieni pas kitus eina į medkopį, vieni kitus vaišina. Jeigu jau vienas suka medų, kitas ateina į talką, paskui vaišinasi po tuo medum, midum, kava. Paskui tas suka medų, eina pas tą į talką, čia labai suartėja žmonės. Bitė yra labai opus vabzdys. Jūs įsivaizduokit mažą kūdikį. Tai bitė yra tas pats mažas kūdikis. Kiek reikia rūpestingai jį prižiūrėti. Nuo seno Lietuvoje buvo žinoma, kad bitininkaudavo tik vyrai. Ne moterų čia yra užsiėmimas. Jūsų šeimininkė ar bitininkauja? Nu, ji prie avilių nesikiša, bet visus kitus darbus, kaip ir bitininką padėjėja, pačius sunkiausius, pačius tokius nešvariausius, pačius atsakingiausius darbus daro. Bitininką padėjėjas, tarp kitko, apie bites turi daugiau žinoti, daugiau nusimanyti negu pats bitininkas. Kodėl daugiausia avilių yra dažoma geltona, mėlyna arba balta spalvomis? Kadangi šitas spalvas bitės labiau skiria, jas labiau mato jas. Tai va šitom spalvom ir dažoma. Ir aviliai yra skirtingom spalvom dažomi, kad mažiau bitės klajotų pas svetimus avilius, labiau kad atskirtų savo. Bičių gėlimas nuodas ar sveikata? Vieniem nuodas, kitiems sveikata. Yra žmonių alergiškų bičių nuodam, tai jiem yra nuodas. Man, pavyzdžiui, bičių gėlimas yra sveikata. Aš visiems juokais žinoma, bet taip pasakau, įgėli tau bitė, įgėli. Sakau, tu padėkok jai, jin tau vieną dieną pridėjai prie gyvenimą. Tai sako, ką man įgel 100 bičių ir 100 dienų ilgiau gyvensi. A kaip? Taip ir bus. O pati bitė įgėlusi ir atidavusi geluonį ir miršta? Jie eina kovoti su savo šeimos priešu, aukodama savo gyvybę. Kad taip žmonės būtų tokie ryžtingi. Kad taip žmonės, tėvynės nieks neužpultų. Žmonės turi ko mokytis iš bičių. Taip, daug ko yra mokytis. Jeigu visi mokėtų skaityti bičių raštą, norėtų tai daryti, tai labai būtų geri žmonės. Visi bičiuliai, visi būtų nuoširdus, draugiški. Netaip seniai, tik 20-ajame amžiuje mokslininkai ištyrė bičių produktų vertę. Tačiau liaudies medicinoje medus ir kiti bičių produktai vartojami jau labai seniai. Žiloje senovėje žmonės bičių pikiu gydė žaizdas, malšino skausmą, šalino blogą kvapą. Žiedadulkės buvo vartojamos įvairių ligų profilaktikai, jos skatina protinį ir fizinį darbingumą, šalina nuovargį. Bičių duonelė ypač vertingas produktas sergantiems mažakraujyste, cukriniu diabetu. Bičių pienelis dar kitaip vadinamas gyvenimo eliksyru, ypač vertingas baltymų šaltinis, naikina virusus, manoma, kad net piktybinius auglius. Naudingas ir bičių vaškas, ir bičių nuodai, netgi avilio kvapas. Tačiau medus tinka visiems gyvenimo atvejams. Jis ir maistas, ir vaistas. Apie medaus gerąsias savybės pasakoja Angelė Butienė. Medų gamta padovanojo žmogui kaip geriausią dovaną. Į ją sutelpa visi sodų, daržų, miškų aromatai, taip pat saulės ir šviesos energija. Medus, į medų įeina apie 300 įvairių komponentų, vitaminų, mineralų, mikroelementų. Taip pat medus pagrindinius turi 2 angliavandenius – gliukozė ir fruktozė. Nuo jo sudėties priklauso medaus skonio savybės, išvaizda, medaus tirštumas. Medų žmonės naudoja nuo senų senovės. Jisai gali būti ir maistas, ir vaistas, kadangi gydo nuo įvairiausių ligų, turi antibakterinį poveikį, nuo įvairių bronkitų, nuo nusilpus organizmui, po įvairiausių operacijų atsistatyti. Vyresnio amžiaus žmonėm sutrikus
energetiniam resursui, kaip energetinė priemonė, taip pat vakare raminančiai veikia. Todėl valgykime medų kaip maistą ir naudokim jį kaip vaistą. Bičių produktai nepamainomi buvo ir liaudies kosmetikoje. Konservuojančias ir gražinančias medaus savybės žinojo jau senovės Egipto faraonai. O ir Lietuvoje apie gražų žmogų sakoma medus ir pienas. Be medaus, vaško, pikio ir šiandieninėje kosmetikoje neapsieinama, pasakoja gydytoja kosmetologė Dalia Totoriūtė. Labai daug vaško naudojama kosmetologijoje, įvairius kremus, kaukės eina kaip pagrindinė medžiaga. Aišku, jį turi poveikį ne tik kaip pagrindas kremų, bet jį ir turi poveikį odai, nes vaškai įeina į raginio sluoksnio odos riebalus. Ir todėl pagerina raginio sluoksnio būklę vaškai. Bičių vaškas čia vaidina didelę rolę. Galima su bičių pikiu padaryti tokį, jeigu skilinėja kojų oda, kulnai, patirpinti truputį bičių pikio spirite. Galima ir boro rūgšties spirite arba degtinėje. Tik kažkiek laiko palaikyti, kol ištirps tie gabaliukai. O po to susimaišyti su kokiu nors kremuku riebiu ir tepti vakarais. Ypač storiau galima užsidėti po to polietileninį maišiuką, puskuinytę medvilninę užsimauti tokį kaip kompresą nakčiai, o rytą numausit, kad pagydytų skilinėjančius kulnus. Dėl veido galima ir vien medaus kaukę dėti, vien medų užtepti. Vėlgi noriu perspėti, kad nebūtų alergiškas žmogus. Jeigu jau jisai buvo alergiškas kažkokiam bičių produktam, tai reiktų atsargiai. Dažnumas kaukių būtų nedažniau kaip 2 kartus per savaitę. Galima ir kartą į savaitę dėti. Galima kursais kokį 10 kartų, 2 kartus į savaitę. Jeigu norit, matot, kad paglebo oda, pasausėjo, norit atgaivinti ją. Galima su medum daryti ir masažą. Toks naudingas žmogui šis mažas vabalėlis. Tegu ir toliau mūsų kraštuos deivės Austėjos globojamos dūzgia bitės, mokydamos mus santarvės ir bičiulystės, darbštumo ir pagarbos.